Rašau, galvoju, skraidau tolimam, plačiam neregėtų vaizdų pasaulyje. Girios tylios, ramios stovi. Klausos tik, kaip žolė ir javai aplinkui auga. Ignas Šeinius, Kuprelis. Ar tau debesis nieko neprimena? Koksai dangus, toks mėlynas, tarytum kokia bedugnė. Ar tu cituoji Kuprelį? Ir kokie neatsargus balti debesėliai joje plauko. O nemanai, kad kažkaip žmonės surišti su gamta? Stebėsi viskuo, daiktus matai. Žinai, kaip pradžioje Kuprelis pasakoja Ignasėlį apie savo skaudžią meilės istoriją. Na, ir tada Malūnas sustojo. Malūnas sustoja, nes vėjas nebepučia. Lyg vėjas jaučia, kad Kuprelis keliauja atgal į savo praeitį. Vėjas lyg laiko stabdės, jaučiantis, kad Kuprelis nekeliauja į priekį, o atvirkščiai. Bet vėjas galėjo būti atsitiktinumas. Tiesa, tačiau Kuprelis buvo susietas ir su metų laikais. Ruduo ir žiema, šaltas vaizdavo jo nusivylimą ir vienatvę. Lig tol mano širdis nepažino meilės. Ji buvo sušalusi, sustingus. Niekas jos nešildė, karštų kvėpavimų niekuomet neapgobė. Tai žiema lygi nusivylimui, tai vasara pavasaris buvo svajonių atspindys? Atsimeni, ko Kuprelis labiausiai troško? Gundas? Taip, ir atsimeni, kaip jis lygino Gundę su saule. Atsimeni, kada ją vesti norėjo. Vasara, bet Gundė prašė laukti rudenio ir po to ištekėjo už kito. Kaip ir sakiau, šaltesni metų laikai įvaizdavo Kuprelio nusivylimą. Keista. Kas? Gundė buvo saulė, prašviesinus Kuprelio gyvenimą. Šilta jauki, o po to jį dingo. Dingo kaip saulei nusileidus tik šį kartą. Kuprelis nepatyrė saulėtekio. Mano mylimoji buvo tikrai kaip ankstyvas pavasaris. Žavinga kaip brėkštanti, žadanti aušra. Aš mylėjau ją, kaip naktis myli lakštingalos dainą. Pameni, kai minėjau vėją, vaidinantį laiko stabdžių. Na, atsitiktinumas ten. Bet pažiūrėk. Iš tiesų audra jau buvo visai netoli. Artinosi juodas, didelis kaip kalnas, verpetais dūgdamas debesis. Žaibai skersai ir įstrižai įraižė. Perkūnas kratė, dundėjo nesiliaudamas. Sutemo kaip naktį. Tarytum tas debesis niekomet nenuslinks, vis turės užgulęs žemę. Įlėkė Kuprelis visas sušilęs. Pasakant apie mylimosios ir svetimo ryšį, ėmė kurtis audra. Čia atsitiktinumas? O tai kas, jei ne? Gamta elgiasi kaip Kuprelio vidinio pasaulio vaizduotoja. Audrai formuojantis rodo tą neužgyjamą žaizdą. Tai sakei, kad gamta labai neigiama. Ir iš kur tokią mintį? Mes kalbame apie ryšį tarp žmogaus ir gamtos, o man tik skausmingus pavyzdžius duoda. Ne viskas kitai blogai. Sėdžiu ten vienas ir apie daug ką galvoju. Seku kiekvieną gamtos reiškinį, gyvenu su juo ir galvoju. Tai padeda man galvoti. Jaučiu, kad nesu vienas. Jaučiu ryšį ir su tuo, kas nematyti. Kuprelis prarandęs Gundę, gamtoje atrado ramybę ir paguodą.
Nežinodamas, kur dėtis, kiauras dienas lankiau po mišką. Vakarais grįždavau savo žolan, įlįsdavau drevėn ir užmigdavau tenai, lyg vandenyje nuskandintas. Tai koks iš tikrųjų ryšys tarp žmogaus ir gamtos? Kupreliui gamta buvo ne tik fonas, buvo ir vidinio pasaulio atspindys. Kūrinyje gamta vaizdavo tai, ką žmonės jautė viduje. Jis suteikė paguodą ir tuo pačiu atspindėjo skausmą, parodant žmogaus ir gamtos neatsiejamą ryšį. Pasiliktum tarp medžių melagų, kurie viskas slepia po žiema. Ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas slepia po žiema.